Žaidėjau skambinėje, nežinau, iš tikrųjų. Gerai, informuoju, kad susitikimas įrašomas ir įrašas bus platinamas gyventojams ir, aišku, bus patalpintas Medienos puslapyje. Kaip jis toliau nukeliaus, aš nekontroliuoju, taip kad jisai viešas. Tai mes patvirtinom, kad tinka, kad įrašinėjate. Tvarkoj. Gerai, tai ačiū, laba diena, sveiki dar kartą, ačiū visiems susirinkusiems. Tai šitas susitikimas įvyko Humanit atstovų iniciatyva. Džiaugiuosi, kad pavyko šiandien sudalyvauti ir bendruomenės narių, tai manau, kad visi girdėsime tą patį. Smagu, kad susitikome, todėl kad šeštadienį vyko incidentas, kuris išmušė visus iš vėžių, sukėlė ne tai, kad daug nepatogumų, bet ir iki šiol yra kilęs labai didelis nerimas bendruomenėje ir tikrai mane kaip seniūnė informavo tiek šeštadienį, tiek sekmadienį gyventojai, ką daryti, ar jie gali išeiti į lauką ar negali. Tai dabar norėčiau jūsų išklausyti, galbūt jūs žinote daugiau, ar yra kažkoks pavojus sveikatai, ar gali žmonės lankus atidaryti, nes pagrindinis tikslas yra to susitikimo, kai mes kalbėjome, galbūt ne apie kompensacijas, nes žmonėms šiuo metu ne kompensacijos yra tai didžiausias klaustukas, o kaip jiem jaustis toj kasdienybėje. Vieną žingsnį atgal galiu pradėti. Visų pirma, kas įvyko. Taip. Mes tą viešai ir komunikavom ir dabar aš noriu patvirtinti ir platinkite ir gyventojams ir visa kita. Įvyko incidentas, iš mūsų gamyklos teritorijos pasklido plaušas į gyvenamąją aplinką. Čia kas įvyko? Antras dalykas. Kas įvyko, kad irgi vienodai suprasti. Tai buvo įrangos testavimas ir neteisingai suveikė mūsų paskutinė grandis, tai yra darbuotojai, kurie išvežė tą plaušą į teritoriją, už uždaros patalpos ribų ir to pasiekoje buvo dar ir didelis vėjas ir tą plaušą išnešiojo po gyvenamąją aplinką. Dabar trečias dalykas, ar tai įprastinės sąlygos ar neįprastinės. Įprastiniam sąlygom taip įvykti negali, jeigu vyksta stabili gamyba, nes tam yra du saugikliai. Čia buvo tiek neįprastinės mums sąlygos testuojant, kad įvyko tas, kas įvyko ir tai yra incidentas, už kurį mes apgailestaujam. Dabar einam toliau, ką mes padarėm. Ir tai yra irgi matoma vieša ir tą sufiksavo iki pat pabaigos šeštadienį aplinkosaugos departamento pareigūnai, kad mes uždengėme visas to plaušo krūvas, jie fiksavom, pasirašė ir protokolus ir viskas yra uždengta, nejudinta. Per sekmadienį plaušas neskraidė, šiandien jis tikrai niekur neskraido. Ir mes jį priduosime atliekų tvarkytojam tada, kai bus nevėjuotos dienos. Kad vėl jo nors jis dabar yra šlapias, nors jis yra uždengtas, bet kad minimizuot bet kokias rizikas išvežimo padarinių, mes to nedarysim iki trečiadienio, todėl kad nuo trečiadienio lygtai nebebus vėjų. Tai čia apie padarinių likvidavimą. Kalbėti, ar gyventojai gali, negali užsidaryti langus, čia ne mūsų kompetencijos spręsti. Mes informavom visas valstybinės institucijas priklausančias, kas pas mus įvyko, kas pas mus skraidė. Imkit tyrimus, mes bendradarbiavom nuo pat pradžių ir šiandien laukiam, nieko nesulaukiam svečiuose. Ir tikrai neklauskit Humanito, mes nežinom. Ne mes šitą informaciją turim platinti. Kas yra pavojinga, kas yra nepavojinga koncentracija. Mes žinom, ką mes žinom. Mes žinom, kad formaldehido stotelės duomenys nepakito nuo šito. Tai yra vieša mūsų puslapyje. Mes žinom, kad mūsų plaušas skraidė. Tai irgi yra faktas. O kaip toliau elgtis, čia ne mūsų kompetencijos. Bet čia tas plaušas buvo... Aš tikrai neturiu tiek žinių, bet tas plaušas buvo, čia buvo ta gryna mediena, ar jinai jau buvo klijuota, jinai jau buvo su chemija. Jau su chemija. Jau su chemija, nepavojinga ta chemija, jau buvo su chemija. Čia pirmas kartas? Čia yra antras kartas. Pirmas kartas buvo, kai aš dar nedirbau, o čia yra antras kartas. Jūs esate tikra,
nes užfiksuotų yra atvejų ir per Joninę, sakė, žmonės plaušas skraidė ir, na, įtariu, kad tai nėra pirmas ir paskutinis kartas. Nu, apie paskutinę aš negaliu kalbėti, bet kad nusiskundimai yra ir ne pirmą kartą, tai aš tikrai žinau. Klausimas kyla toks, kad jūs padarėte tokią, nu, kaip sakykim, klaidą, šiuo atveju pavadinkim. Incidentas. Ir informacija apie incidentą neišėjo iš jūsų įmonės tol, kol gyventojai nepradėjo piktintis, kol nesukilo ir netvažiavo pas jūs. Tai tos informacijos nebuvo. Tai ar čia toksai panašu, kad bandymas nuslėpti, tai arba bandymas įtikinti, kad viskas gerai. Mes nieko nesistengėm įtikinti, kad yra gerai. Visa informacija yra vieša. Į mane kreipėsi, bet mes gal praeitą savaitę, nes su Neringa irgi kalbėjom, kad į mane irgi kreipėsi porą kartų gyventojai apie tą skraidantį plaušą. Tai dėl to, matyt, ir gal Vytautas irgi turi kažko užfiksavę, su mumis bendrauja, yra ir Audris Žemojo Pagirių gyventojas. Yra visą savaitę, kai tik buvo reiškia, susirašinėjimo ir buvo žmonės grupėje dalinosi, kad ar jūs stebite, ar pas jūs yra garsas, ar yra smarvė, ar yra dulkės, taip visą savaitę tas dalykas buvo, tai mes spėjame, kad čia pas jūs jau yra išvežima ne pirmas ir paskutinis kartas iš tie, kaip sakoma, šitos drožlės, tik tai esant, kaip sakoma, geram orui, nevėjuotam, jos nepasklydo, bet kad jūs iš tikrųjų tokius nusižengimus darėte, aš taip įsivaizduoju, savaitės bėgė, gal net ir anksčiau, bet vėjas jų nepakėlė ir jos negalėjo, kaip sakoma, pakilti, bet jos tai yra, kaip aš sakau, vis tiek yra jau su chemijom, tai yra apdirbtos, tai aš tikrai manau, kad jos vis tiek yra kenksmingos, nes ten nėra klijai, mes tą dalyką kvėpuojame. Ir kaip jūs dabar sakot, jūs neatsakote už šitą dalyką, bet... Mes atsakom už šitą dalyką. Ir kur jūs atsakot? Įstatymų numatyta tvarka. Gal be šitų visų interpretacijų, taip mes iš šito incidento pasimokėm. Labai smarkiai. Ir dabar būtent per šiandien vyksta derinimas iš viso naujo techninio sprendimo, kad plaušas iš viso judėtų uždara sistema. Mes tą viešinsim, bet dar aš to negaliu paviešinti, nes dabar vyksta diskusijos su įrangos tiekėjais. O kas skraidė prieš tai, nes žmonės pastebėdavo ir aš tikrai Neringa neduosiu meluoti, mes kalbėjome apie tai, kad pastebėdavo gyventojai irgi ant mašinų tam tikrų nuosėdų ir mes kalbam ne apie šeštadienį. Vytautas užsiminė apie Jonines. Aš negaliu patikslinti, kurią dieną, bet irgi gyventojai minėjo, kad pastebė ankstyvą rytą ant mašinų kažkokias nuosėdas, tiek, kad šį šeštadienį jų buvo daug, dar prisidėjo kvapas, ta vėjuota diena ir panašiai. O kas buvo prieš tai, nes jeigu kalbėsim ne tik apie šeštadienį, tai dar kažkas irgi vyksta lygiai taip pat. Ar jūs apie tai nežinote? Mes dabar norim išspręsti klausimą iš esmės, kad nebyrėtų pro jokius tarpus, kad nereiktų nieko išvežinėti. Supratom, kad privalom pasidaryti uždarą sistemą. Ir tą mes sprendžiam iš esmės. Išspręsim, paviešinsim. Supratau. Sunku komentuoti, aš tiesą sakant, man plaukai žyla nuo viso šito reikalo, kuris 5 metus man jau kankina ir, žinot, stovėti ir aiškinti, kad bus blogai ir niekas tavim netiki ir staiga tampa blogai. Aš esu jau 100% įsitikinęs. Aš dar kurį laiką galvojau, gal aš neteisus, gal kažką tai netaip suprantu, gal humanitas, vis dėlto sąžininga įmonė, viskas bus gerai, bet aš dabar matau, kad jeigu kažkas nutikti gali, jeigu yra nors kažkokia tai klaida, kuri gali atsitikti, pas jūs visą laiką atsitiks. Suprantat, aš dabar kalbėsiu kaip žmogus, kuris gyvena 300 metrų nuo jūsų gamyklos. Aš nežinau, kodėl aš turiu jau dabar 1,5 mėnesio klausyti jūsų dulkių siurblio. Toks jausmas, kad žmona ištisą parą valo namus. Suprantat? Ir kad tie garso viršijimai, aš nežinau,
pas mane, pavyzdžiui, prie uždaryto lango miegamajame, aš telefonę pasimatuoju, ne specializuotą įrangą. 40 decibelų. Kodėl aš turiu taip gyventi? Ir žemieji pagiriai gyvena dar prasčiau. Kas nors iš mūsų gyventojų yra kur nors parodykit dokumentą, kur būtų pasirašę, kad mes sutinkame, kad mūsų gyvenimo sąlygos pablogės. Mes nepasirašėme. Aš suprantu, kad gamybinės linijos turi būti suderintos ir turi būti paleistas tam tikras laikas taip reikalingas. Bet kodėl mes turim už tai atsakyti? Kodėl mes turim savo sveikatą mokėti už jūsų klaidas? Realiai po jūsų to incidentą, aš nežinau, kas darėsi žemuose pagiriuose, bet man užteko nuvažiuoti, kai aš ten pabuvau 5-10 minučių. Durnas neužsidėjau kaukės, man pasiūlė ir aš labai gailiuosi. Aš kitą dieną vaikščiau su ištinusia gerklę. Kaip žmonės vaikščiojo, aš nežinau, kaip jiem buvo. Ir jūs garantuojate, kad, kada čia jūs pasileisit, Liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, kad nebebus tokių incidentų? Negarantuoju. Ir aš žinau, kaip bus. Mes taip sėdėsime labai daug kartų. Ir jūs kiekvieną kartą sakysite, tai čia ne mes sprendžiam, čia yra aplinkosaugos institucijos, jos turi pasakyti, ką mums toliau daryti. Vienas žmogus man pasakė, paskambina į NBSC, sako, ką man daryti, nes sako, aš negaliu išeiti lauką. Uždėkit kaukę. Mums dabar ką reikia su kaukiam vaikščioti visiems. Nu, jūs mane dabar žiūrit kaip kokį priešą, kuris jūsų išlieja savo emocijas. Bet aš negaliu tvardyti savo emocijų, aš turiu teisę savo namuose išsimiegoti normaliai. Suprantat, aš nedarbingas. Aš turiu žiūrėti lubas ir klausytis jūsų durkių siurblių. Ir jūs man galite atnešti 1000 dokumentų, kad jūs neviršijate savo garso ribų. O kas man iš to? Jeigu man ūžia. Suprantat? Ir tai ne tik ūžia, tai yra ir smirda, ir antras dalykas. Taip. Ir mes, sakau, pabuvom ir pats buvau nuvažiavęs aplinkosaugą. Aš pabuvau 10 minučių tenai, man, kaip ir sakau, ir pradėjau raudonuoti, tai ten, nežinau, alerginis kažkoks tai šokas turbūt, bet tai čia kiekvienam organizmui, kiekvienam žmogui yra savotiškai. Tai ten ta koncentracija, iš tikrųjų yra viršyta pas jūs. Pačioj gamykloje, tai čia, kaip aš sakau, žmonės gyvena 100-200 metrų, tas vėjas kažkiek tai sklaido, bet tas smarvė iš tikrųjų, tas graužatis gerklės, nosies ir, sakau, tas tinimas, tai čia jisai priveda iš tikrųjų pašalinius poveikius. Tai... Tas tinimas buvo tikrai, aš irgi buvau nuvažiavusi šeštadienį, tą dalyką irgi jaučiau, patvirtinu ir paantrinsiu dabar pasakytam dalykam. O kas liečia tą kvapą, jūs minėjote, kad tas kvapas nėra susijęs. Ar po to gyventojai nejaus to kvapo, nes minėjote, kad kažkas auga, ne? Kažką auginote, kažkokią bakteriją, nes mes kalbėjom šeštadienį su neringa, kad kvapas yra ne nuo to plaušo, o kiek ilgai jausis tas kvapas pagal jūs? 6-8 savaitės dar yra likę. Šiaip pilnam įrenginio našumui pasiekti reikia apie 12 savaičių. Bet viskas priklauso nuo to, kiek stipriai vyksta gamyba, kokie yra gamybos našumai, nes kuo stipriau vyksta gamyba, jos didesnis našumas, tuo bakterijos gali greičiau augti, nes jos turi maisto, kitaip sakant, teršalus, kuriuos skaido. Dabar vyksta visų, Mes čia kalbam apie filtrą? Jo, apie bioskruberį, apie oro valymo įrenginį, apie mūsų pagrindinį. Tai tą, kur matot jūs didįjį kaminą, tai jisai jau išeina garas, jau visas išvalytas nuo lapių organinių junginių formaldehido. Bet tas kvapas, kurį jaučia žmonės, jisai kenksmingas, nes jaučia ir man... Bet čia yra nuo kamino tas kvapas, ar čia yra nuo medienos, kuri yra išvežama? Nu, tai sako, kad ne nuo medienos. Tikrai ne nuo medienos kvapas yra. Kvapas yra per kaminą. Čia nuo kamino, tai reiškia, mes jausim visą laiką tą kvapą? Ne, tai neringa aiškina apie tas bakterijas, kad per biologinio valymo įrenginį praeina ir tada eina per kaminą. Tai 2 mėnesiai, o po to? Tai vėliau turėtų kvapą nesijausti. Nes dar, sakau, valymo įrenginys nėra pasiekęs savo maksimalaus išvalymo efektyvumo. Tai jeigu mes kvapą jaučiam, automatiškai mes kvėpuojam šituo išmetamu. Mes kvėpuojam tom, kas išeina iš didelio kamino, taip?
Sakykim taip, bet irgi remiamės tada jau į teisinę bazę, į kvapo emisiją, kokia jinai yra leistina gyvenamoje aplinkoje. O kas jį dabar matuoja? Dabar jos niekas nematuoja, bet yra monitoringo programą turim, pagal kurią mes matuosimės, o savikontrolės tikslais mes jau esam pasimatavę ir kvapus, esam pasimatavę ir pirmasias emisijas iš kamino, ir kvapų komisiją buvom užsisakę, suorganizavę, tai kol kas į visas normas tikrai numatytas telpam. Bet žmonės jaučia tą kvapą ir Jie galvoja, kad čia yra, aš taip pat galvoju, kad čia yra medienos kvapas, kuris yra suvežtinis, dėl to, kad jis yra pastoviai, reiškia, judinamas, dėl to jisai yra kalbėjom apie natūralų kvapą, reiškia, mes jau žinom Donteksą ir Donteksas jis yra džiovina, tai ten dėl to ir mums visiems ir aplinkos apsauga buvo pasakyta. Tai tenai ne iš kamino išeina, čia yra džiovinimas, pas jūs gaunasi išeina tiesiog iš kaminas, tai reiškia su visais klijais, nu aišku, jis jau per filtrus, bet tie filtrai dar tiesiogiai, reiškia, jie nedirba efektyviai, tai taip gaunasi, kad kas ten žino iš tikrųjų, kuo mes kvėpuojame. Nors jūs sakote, kad tyrimai parodė, kad tai yra viskas gerai, bet šiuo metu stotelės ir stovi pas mus. Tos, kurios stovėjo, bet Jos kvapo nematavo. Jos nematavo, jas tenais sunkiai buvo gali- tik keletą. Nėra tokios stotelės, kurie kvapą matuotų. Jo, tokių stotelių nėra, tai bet apie kvapą galima spręsti iš teršalo koncentracijos, nes būtent tiek formaldehidas, tiek lakieji organiniai junginiai jie ir turi kvapo slenksčio vertę. Tai kaip taip sakant, kuo koncentracija didesnė, tuo, sakykime, ir kvapas turėtų būti intensyvesnis. Tai tada koncentracija yra didelė. O koncentraciją jeigu pamatuoti žmonėm galima. Koncentraciją pamatuoti galima ir mes jau pasimatavę Ar esam formaldehidas koncentraciją. turi kvapą? Kaip? Ar formaldehidas turi kvapą? Turi. Bet prie mokyklos stovi stotelė. Bet stotelė stovi, kuri matuoja. Jie matuoja formaldehidą, Bet ne kvapą. Ne kvapą, koncentraciją. Koncentracija, tai. tai iš tikrųjų ten turėtų tyrimus parodyti. Jeigu smirda gyvenvietė, Ne, automatiškai. tas Koncentracija stotelė turi jums būti neparodys smirda, nesmirda. Ji parodys formaldehido koncentraciją ore. Ir tie duomenys yra vieši ir numatėt, kad formaldehidas nepakilęs. Problema yra ta, kad kiekvieną kartą, kai kažkas tai vyks, aš žinau 100%, niekas nieko neįrodys. Nes tuo momentu, kada įvyks, niekas nestovės ir nepamatuos. O kai jau atvažiuos matuoti, jau problemos nebus. Ir viskas tęsis taip, kad mes matavom, nieko nebuvo, kas įvyko, jums pasivaideno, dabar atvažiavo aplinkosaugininkai, pamatavo, nieko nebėra ir tada iki sekančio karto. Pataifo ir bus. Dėl to ir buvo prašoma tų stacionarių matavimo sistemų, kad jos fiksuotų pastoviai. Bet mes gerai suprantam, kad jums to nereikia, nes tai jums labai trukdys gyvenimui. Mums palengvins, jums trukdys. Tai va, tai mes vis dar laikomės tos pozicijos, kad tos stacionarios matavimo sistemos, realaus laiko jos turi būti ir nuo šito neatsitrauksim. Arba jos turi būti pastatytos, arba tada jau turėsite išklausyti gyventojų ir sutikti su jų nuomonė, kad šita gamykla turės išsikraustyti kažkur kitur. Ir viskas. Čia ne mano žodžiai. Čia yra tai, ką pasakė gyventojai ir ką komunikuoja dabar viešoje erdvėje. Taip kad, ką žinau, kalbat apie tai, kad kompensuosite, ne? Kažką tai, kažkam, kažkiek tai, ne? Ir kaip jūs įvertinsit kiekvieno žmogaus nuostolių sveikatos būklę ar toliau panašiai. Kiek jūs ten įsivaizduojate, tai turėtų būti kompensuojama. Aš tai nelabai suvokiu, kai jūs dabar dalinsite švaros brolių kuponus visiems, kad mašina nusiplautų. Ar gal visiems nupirksite sveikatos draudimus? Nu, nežinau, kokia yra jūsų pozicija. Mesgi susitikom prie gamyklos ir sakėte, taip mes kalti ir mes kompensuosim. Mes kalbėjome apie konkretų įvykusį incidentą. Tai, o ne apie sveikatos draudimus ir apie kažkokias grėsmės. Mes galim išvalyti kiemą, mes galim išvalyti gatves, mes tą ir turim savo programoj. Ir tai buvo tai, apie ką mes kalbėjome apie kompensavimą. Plaučius išvalysit, namus įtvarkysit, langus nuplausit.
Labiausiai matot žmonės, pas mus žmonės yra darbštus ir, ims ir tą mašiną išsivalyti, pats ir išsivalysi, bet klausimas ir dėl ko pergyvena žmonės, kas plaučiuose nusėdo, ko vaikai kvėpavo, nes dėl to mes norėjome šiandien išgirsti, kad suprasti ir, ačiū, kad ir neprieštaravote, kad bendruomenė kartu su manim dalyvauja, nes, čia yra tie žmonės, kurie irgi gyvena ir, mato, kas pas kaimynus darosi labiausiai. Nes klausimas, kas, sveikatos atžvilgiu. Nes tai, kad tu nuo mašinos nuplausi, lietus nuplaus, o dėl sveikatos konkrepavo. Tai mes apie kompensaciją, gal kompensacija galėtų būti tos stotelės, nes mums svarbu yra, ką jūs padarysite, kad kitą kartą nereikėtų susėsti. Vytautas sako, kad kokią atsisėsim, taip tad ne kartą, bet mums rūpė, kokius namų darbus, kokias išvadas pasidarėte, kad nereikėtų susėsti. Kažką girdėjau, kad jūs dabar galvojate iš esmės pakeisti tam tikrus procesus. Tikrai taip. Ir kai duokit dar vieną dieną, informuosim, tai irgi viešai. Ir čia nereikia mums dėkoti, kad mes susėdom, nes niekur mes nesislėpiam ir šeštadienį bendravom, nežinau kiek civilizuotai, bet bendravom, o dabar bendraujam civilizuotai. Tai pasakėm, ką mes padarėm. Nereikalaukit iš mūsų pasakyti to, ko mes negalim pasakyti. Ar atsidaryti, ar užsidaryti langus, nes ne mes pasakėm nei atsidaryti, nei užsidaryti. Tai sprendžia Visuomenės sveikatos centras atlikęs mėginius. O ar jie atliko irgi nežinau, mes neturim protokolų. Bet mes bendradarbiavom, visi pareigūnai buvo pas mus, kurie norėjo iki pat šeštadienio vakaro. Aš turiu klausimą, Inga, nes šeštadienis buvo nedarbo diena, žmonės tvarkėsi namus, buvo kiemuose, incidentas naktį įvyko, kada jūs informavote Nacionalinį Visuomenės sveikatos centrą ir visas kitos atsakingas įstaigas? Ryte, nepasakysiu tikslios valandos. Ar jūs informavote gyventojų? Ar gyventojai, čia yra baisiausias dalykas, kad gyventojai patys stebi ir patys pradeda rėkti. Mes parašėme raštus, kad pas mus įvyko incidentas. Ir tada jūs jau prašote. Jūs parašėt raštus, Mes pranešėt gyventojams, tai tas yra sugedęs telefonas. Jūs, kaip sakoma, jūsų žodžiai iš tikrųjų baimė. Pas jūs įvyko gedimas. Jūs pranešat instancijai, bet nepranešat gyventojams, kad įvyko kažkokia tai bėda. Ir sakot, mes už tai neatsakingi, atsakingi aplinkos apsauga, nes jie turi daryti tyrimus. Per tas 2 dienas mes kvėpuojame, jūsų šitais visais kenksmingais dulkėmis, kenksmingom, ir jūs sakote, tai yra mūsų klaida, pas mus įvyko gedimas. Visi kiti klausimai mūsų neliečia. Tai yra mūsų visos sveikatos, visų vaikų, tai yra šeštadienis, sekmadienis yra išeiginė, žmonės atostogauna, žmonės dirba daržuose, vaikšto su vaikais ir jums tas dalykas nerūpi. Jums rūpi tik tai jūsų klaida padaryta. Taip, mes jaučiamės bet toliau atsakingi už tą klaidą. Atsakingi ar aplinkos apsauga, kol jie išsiaiškins, tai išeina 2 dienas, kurio aš kvėpuoju. Žiūrėkit, mes sustabdėm plaušo plitimą. Tai yra mūsų tiesioginė atsakomybė. Ta padarėme šeštadienį. Ta sufiksavo aplinkosaugos departamento pareigūnai. Tas buvo padaryta. Ir tai yra vieša. Visuomenės sveikatos centro žinutė buvo rekomendacijos. Rekomendacijos, mes jų nei atšauksim, nei paneigsim, nei su jomis ginčysimės. Mes plaušo plitimą sustabdėm šeštadienį. Tai viskas gerai, bet matot, mes, kai vieno iš pirmų mūsų susitikimo metu, kai mes su jumis kalbėjom jau ne kartą, ko reikia gyventojams, tai ir aš kai viena buvau tose susitikimuose, minėjau apie kalbėjimą, nes reikia tiesiog, kad žmonės žinotų, tai tas ir prašymas yra, nutinka, tai ir namuose būna kažkas nutinka, bet tu tada tiesiog informuoji. Tai lygiai taip pat, kaip yra parašytas raštas, daug laiko neužtruks, tiesiog parašyti tą žinutę gyventojams, nes šiuo metu tikrai susidaro įspūdis, kad kai gyventojai nuvažiavo, kai gyventojai sukilo ir pamatė, kad nebeįmanoma,
tada išėjo, nes žinutė oficialiai, aš laišką apie 14 negavau, bet žinutė kelintą, apie 12 valandą išėjo, man atrodo, jūsų pranešimas. Kažkas. Incidentas įvyko naktį, taigi nesunku paimti, parašyti, kad gyventojai, ne kiekvienas sėdi viešoje erdvėje, bet vienas per kitą pasidalins, taip iš tikrųjų rašė, taip ne jūsų kompetencijų parašyti, kad reikia užsidaryti ir dalinti rekomendacijas, pilnai sutinku, bet informuoti, kad pas mus kažkas įvyko, kaimyniškai pasidalina, tai jūs kadangi esate kaiminystė, kaimynai, tiesiog parašykit žinutę. Galbūt be rekomendacijų, bet kad įvyko, kad įspėjame, toliau informuosime, tiesiog paprastą žinutę pasidalinti. Čia yra tas pats prašymas, kurį mes tikrai dalinomės ir kalbėjom, kai jūs kalbėjote, kom galima būtų prisidėti, tai dabar tie patys tos pačios kompensacijos mes norėtume tiesiog irgi būti informuoti savo laiku, o ne tada kažką pastebime. Priima. Ačiū. Tas dalykas nesuprantama, jums netikslinga šaukti, rėkti, jeigu pas jūs kažkas tai atsitiko. Tik tai aišku atsitiko savaitgalį, kada visi žmonės iš tikrųjų namuose pamatė tą visą incidentą ir tada sukilo. Aš įsivaizduoju, kaip buvo prieš tai taip pat tokie dalykai, tik tai jie visi buvo darbe, dėl to mes tik tai žinutėmis ir keitėmis. Pas jūs ten buvo dulkės, pas jūs nebuvo dulkių, bet visi žmonės ne namuose užsiėmė, dėl to niekas ten neskambinėjo ir to kipišo nekėlė. Bet kad tokie incidentai jau buvo prieš tai, tai jau... Aš pritariu autoriau taip, nes neramina tai, kad kai sukilo dabar pradėjo žmonės daugiau dalintis ir tikrai sulaukė tokių komentarų, kad skraido ir pukas kažkoks apie 4-5 ryte. Tiesiog žmonės dabar daugiau pradėjo kalbėti, o anksčiau tiesiog nesidalindavo. Tai prašome žmonių irgi, kad dalintųsi. Aš suprantu, kad jūs irgi galbūt ne visada galite žinoti, galbūt, kad kažkoks poveikis yra, tai sutarėm, kad aš irgi neringai informuosiu. Bet tas ir neramina, kad čia yra dalykas, apie incidentą, kuris įvyko šeštadienį mes kalbam. Bet tas incidentas atsitempė tokį visą šleifą to, apie ką mes tiesiog nekalbėdavom, apie ką dabar žmonės pradėjo kalbėti ir dalintis, pas mane tas buvo, pas mane tanas buvo. Tas tie dalykai neramina. Ir kokią garantiją jūs dabar mums suteiksit, kad jūs ateisit ir pasakysite, kad pas mus įvyko klaida? Aišku, jūs nesakysit, nes jūs nedarysite. Kokią garantiją jūs teiksit, kad klaidų nebeįvyks? Ir kad klaida, ir kad klaidų... Galų gale, kokiom gamybos principais jūs veikia, kokie standartai arba, kaip aš suprantu, geros gamybos praktikos taisyklės pas jūs galioja, ISO standartai kažkokie tai, ne? Turi būti aprašas avarijų likvidavimo arba ten kažkokių tai yragi nustatyti rizikos veiksniai, nustatyti, ką daryti reikia, jeigu tie rizikos veiksniai įvyksta, ne? Yra toks aprašymas, neringa? Viską turim. Ir kodėl tas darbuotojas nesivadovavo to aprašu? Nes pastovi taip darė, nes nebuvo. Taip, nes paprasčiausiai jam buvo taip priimta daryti. Va, tai gal pabandykite kažkaip tų darbuotojų kompetencijas pakelti, kad kaip sakoma, įranga tai pas jūs labai išgirta, nauja ir tvarkinga, bet beždžionė su granata irgi atrodo, žinokit, nelabai gerai. Nors granata nauja ir technologiškai aukšto lygio, ne? Tai čia, žinot, jeigu darbuotojai nėra apmokyti, neparuošti rizikos veiksmams likvidavimui, tai taip ir bus. Ir mes čia sėdėsime vos ne kiekvieną mėnesį, o gyventojai yra sunervinti. Mums turbūt nepagarbu būtų darbuotojus beždžionėm vadinti, bet kitas... Aš darbuotojų beždžionę nepavadinau, aš sulyginau, jeigu ką. Bet dar tik tai kalbam apie tai, kad mes irgi dirbam testavimo sąlygom. Ir per kurias įvyko incidentas, per kurias tikrai nesuderinti dar ir darbuotojų veiksmai, ir gamybiniai procesai. O galite pasakyti, kodėl už tai turi kentėti gyventojai? Logiškai mąstant. Už ką jiems tokia garbė jūsų klaidas prisiminėti? Galite pasakyti? Kiekvienam tam gyventojui, tai tiekit pasakykit. Jūs turite dabar pakentėti dar kokius 2-3 mėnesius, nes mes dirbsime nestandartiniam sąlygom, nes jie pasakys, o mes jūsų neprašėm. Niekas jūsų nelaukia tos pagiriuosios. Nuo 20 metų gruodžio mėnesio buvo aiškiai pasakyta, ne vieta, ne laikas ir
čia jūs neturite pastatyti gamyklos. Per ko nevalia pasistatėt, pažeisdami praktiškai visus įmanomus įstatymus. Dar jums ir įstatymą pakeitė, kad jūs galėtume čia dirbti. Galite mane apkaltinti, kad aš jūs apšmeižiau, bet visi pagiriai matė, kaip Gentvilas visam Seimui pasakė, kad reikia išspręsti Homonito problemą ir šitas įstatymas turi būti pakeistas tam, kad Homonitas galėtų dirbti. Ir prezidentas taip pat pasisakė. Tai kodėl dabar mes turime kentėti už tai, už eilę klaidų, kurias ir jūsų kalbėjimas apie tai, kad atleiskit, mes klaidą padarėm. Ir kiek mes ilgai tas klausysim, kad klaidą padarėm. Bendruomenė, nei vienas Pagirių gyventojas nepadarė jokios klaidos. Visiškai. 5 metai mes jums sakėme, kad ačiū nereikia. Tai dabar, ką jūs mums norit pasakyti, kad mes tęsime tą, kaip sakoma, agoniją, ne, ir klausysime jūsų, kaip jums kažkas vis nepavyksta ir gyventojai turi už tai nukentėti. Jūsų žinutė, jūsų rašte, paskutinį raštą, gegužės mėnesį mes jums parašėm, informavom, kad mes nesusitaikysim su situacija ir gyventojai kovos, kaip jūs iškomunikavot. Jeigu mes trukdysime jūsų veiklai ir sukelsime jums nuostolius, jūs paduosite mus į teismą ir išsireikalausite, kad mes kompensuotumėm jums nuostolius. Tai mūsų atsakymas yra toksai. Jeigu jūs turite teisę, kaip sakoma, prieš mus sankcijas kokias tai kelti, ne, dėl to, kad mes jums kažkokius veiksmus padarom, kurie sukelia jums nepatogumus, tai jūs, man atrodo, irgi neturite teisės sukelti mums nepatogumų ir mes lygiai taip pat turim teisę gintis. Taip? Turim teisę gintis, ar ne? Tai mano žinutė būtų tokia. Jums leidžia man dirbti, ne? Jums valdžia sutvarkė visus dokumentus per Konevalę, per buldozerius, tvarkė. Įstatymiškai lik ir galite dirbti. Dirbkit. Bet kenkt negalit. Negalit nei vienam gyventojui sukelti nepatogumų. Ir jeigu gyventojas jaus nepatogumus, gyventojas turi teisę sukelti ir jums nepatogumus. Taip? Ar mes sutinkam? Išgirdau. Tai va. Tai aš labai atsiprašysiu, turiu skubėti oro uostą. Bet dabar ką žmonėms pasakyti? Dabar gamykla pripažino, kad jinai padarė klaidą, aplinkos apsauga dabar leidžia žmonėms vaikščioti, atidaryti langus. Jūs sakote, aš neatsakinga, aš negaliu atsakyti. Aš esu absoliučiai atsakinga už tai, kad nebesklistų plaušas. Jis nebesklinta. Ar jūs atsakinga, kad Bet tas, kas nusėdo, jis yra kenksmingas, nekenksmingas. Taigi nuo gamyklos iš tikrųjų visas tas dalykas, tai jūs kaip ir atsakingi. Mes garbingai atidavėm visus mėginius, plaušo, viską, mes viską Bet jūs atidavėm. turite bendradarbiauti ir atsakyti. Ir bendradarbiaujam. Vienai negavote jokio Neturim atsakymo. jokio Na, kol kas oficialaus dar atsakymo. Jūs dar be to savo Tai komunikacijai žmonės niekur laukia, nepranešėt, žmonės reikia kad tas atsakyti. plaušas buvo jau po cheminio sumaišymo. ta prasme. Taip. Nu, Tai tik tais tada, kai aš atvažiavau ir pakalbėjęs su jumis, žinant jūsų procesą, supratau, kad ten buvo ir tada ir parašiau Medeinui. Bet ir tai aš turiu parašyti, kad galimai buvo sumaišyta. Nes jūs tai neiškomunikavote tai. O tas galimai, aš turiu uždėti galimai dėl to, kad paskui sakysit, kad aš pamelavau, kad apšmeižiau, ar ne? Bet jūs neiškomunikavote, kad plaušas jau buvo po sumaišymo su dervomis. Bet šiandien tai patvirtiname. Mes tą patvirtinom. Praėjus 2 parom. Mes, kai jau susėdom, pasikalbėjom, jūs patvirtinat. Jūsų rašte, jūsų puslapyje to nebuvo parašyta. Suprantat? Tai gal tas žmogus galbūt kur nors išvažiavęs į mišką pasivaikščio tuo metu, kaip plaušas skraidė. Kad tai tikrai nėra malonus dalykas to plaušų pasikvėpuoti, aš pats pajaučiau. Būdamas chemiku ir taip durnas buvau, neužsidėjau kaukės, kai man jie siūlė. O ką tai reiškia, aš paskui pajaučiau. Na, tai dabar mes tik tai atsakymą
Iš aplinkos apsaugos gausime. Na, kol kas laukiam jo, nes oficialių atsakymų kol kas laukiam, mes jų irgi negavom ir nežinom, ir iš savivaldybės pusės aš naujų žinių neturiu, bet šiandieninė žinutė mūsų būtų prašymas išlaikyti tą patį, dėl ko mes ir prieš tai kalbėjom, na, to bendravimo, nes mums jo tikrai trūksta. Dabar atrodo, kad bendravimas būna tada, kai žmonės mato, kad jau yra visai negerai, nes kai mato, kad po truputį yra negerai, nėra to bendravimo, tai kai yra jau negerai, tai tada išeina viešas kažkoks pranešimas, tai kas be nutiktų, na pasidalinkite, parašykite, nes sakome, čia yra ne apie puolimą, bet tai yra natūralus dalykas, mums tiesiog rūpi mūsų sveikata, vaikų sveikata, ko mes išeinam į lauką, kom kvėpuojam, jūs galų galiai irgi ten dirbate, irgi kvėpuojate. Tai to tokio bendravimo, atvidaus bendravimo, nes yra ne apie kompensacijas, tai tą patį ir į laišką atrašiau, kai parašėte šeštadienį tą laišką jo. Tai... O darbuotojų sveikatos sutrikimų nebuvo? Tikrai? Bet gyventojai... Tai mūsų cheminė ta sudėtis, nu, tai dervos ar ne, tai yra visos cheminės medžiagos naudojamos gamyboje yra nepavojingos. Klasifikuojamos kaip nepavojingos dervos ar ne, ir tose dervose formaldehido ta pati sudėtis ar nėra. Tai dervos yra nepavojingos, o kas yra plaušas iš esmės, tai yra baldo sudėdamoji dalis. Bet kiek ir tas dalelės, kurios Taip, čia jau yra fizinis poveikis dėl smulkios frakcijos, ar ne, kad dirgina takus kvėpavimo, tai čia taip suprantama, bet jeigu kalbėti apie gilesnį poveikį, tai nu, mes komentuoti to negalim iš esmės, kaip ir sakė vadovė, bet kita vertus, tai sakau, dėl tos cheminės sudėties, tai tikrai cheminės visos medžiagos gamyboje yra nepavojingos. O pats plaušas tai yra sudėtinė kiekvieno baldo dalis. Nu, tai kiek jisai gali būti pats iš savęs pavojingas. Vaikščioti šitoj teritorijoje yra su respiratoriais, su kaukėmis. Nes jeigu iš tikrųjų tokie incidentai ir mes matom iš tikrųjų dulkes, tai mums reikia visai visuomenį ir sakyti tai, kad jeigu jūs pamatėte dulkes, jūs turėtumėte iš karto dėtis kaukės. Jeigu jūs nenorite kvėpuoti, bet taip yra, nu, mes turim taip komunikuoti. Tu man paaiškink, kodėl aš turiu su kaukė vaikščioti. Va, todėl, kad pas mus gamykla yra ir jinai yra tarši ir tu, jeigu nenori kvėpuoti į plaučius šitom drožlėm, šito plaušo, kuris yra jau perdirbtas, tai, o jeigu jis yra perdirbtas, reiškia, jis praėjo visą gamybinę, reiškia, fazę, nu, tai jeigu tu nori ilgiau gyventi, užsidėk kaukę. Nu, taip gaunasi. O šiai dienai viską jūs toliau funkcionuojate, kaip ir funkcionavote. O kur šalinamas šiuo metu tada tas plaušas, kuris toliau yra gaminamas? Tai jau nebeišsiskiria dabar, nuskau, mes turėjome. Jis yra uždengtas. Ne, senasis yra uždengtas. Naujojo nesusidaro. Čia buvo toks nestandartinis variantas, kad jo tiek susidarė. O kas susidarydavo, kai gyventojai pastebėdavo ant mašinos nuosėdos, nekalbant apie šeštadienio incidentą? Žinokit, buvo daug visokių kėlė, padulkėjo kažką, neatiderintų procesų. Tokio identiško varianto nutikę nebuvo. Jis buvo nutikęs prieš 2 metus. Taip, aš šitą girdėjau, bet žmonės jautė tą poveikį ir ypatingai paskutinės dienas prieš šitą incidentą įvykį. Tai tada gal grįžtam prie to, jaučiam ir tada komunikuojam. Mes turim kažką stambesnį, mes jums pasakom. Jūs kažką gaunat iš gyventojų, duokit mums žinot, Neringa visada kelia ragelį, tikrai. Inga, jaučiam 24 valandas per parą dulkių siurblį. Dėl garso kvapą tikrai labai jaučiam ir stipriai yra garsą jaučiam, tai mes kenčiam. Jaučiam. Dėl garso yra tikrai dideli nusiskundimai ir kadangi mes jau, šitą incidentą, manau, kad mes jau apie šitą dalyką baigiam, tai kažkokios komunikacijos ir jūsų žinutės, kažkokio atgalinio ryšio irgi tada jau gal galėtume pereiti apie garsą, ką jūs dabar šiai dienai darote, nes dėl garso yra tikrai didelių nusiskundimų. Tiesioginė to žodžio prasme yra žmonių, kurie sako, kad mum jau rauna stogą. Jie supranta, viršė, neviršė tas normas, bet tas garsas yra jaučiamas. Mes dabar sėdim tyloje, jie jaučiamas tas garsas ypatingai naktiniu paros metu. O kas yra dėl garso? Ar jūs kažkaip... Ar vyksta kažkokie namų darbai šiuo atžvilgiu, ar šiuo metu jūs atsižvelgiat, kad viskas yra normos ribose? Namų darbai vyksta. Dėl garso iš tikrųjų
2 matavimai padaryti visos paros metu, Mhm. mes neviršijam, bet namų darbai vyksta. Ir namų darbai yra dvejopi. Mažas namų darbas įvyko, tai tą, kas skundėtės, kad pypina naktim, tai tas yra išjungta. Taip, Ir aš to taip nebėra. Pasidalinau, nes gyventojai dalinasi. To nebėra. Taip. Dabar yra diena ir naktis. Mhm. Jeigu kalbėti apie dieną, garsas stiprina tai, kai mes smulkinam medieną. Garsas yra specifinis, jis yra tik dienos metu, nes naktį mes niekada nesmulkinam ir jį gali jausti paupys. Va tas rytis. Šitą mes turim jau priemonių planą, dar reikia kokios savaitės, kad galėtumėm sakyti, kada mes jas įsidėksim. Šitą mes komunikuosim. O dėl pastovaus? O dabar tuoj pabaigsiu. Čia viena sritis, bet čia yra diena, iškart kertu diena ir ta pusė, ir medienos smulkinimas. Apie naktį mes žiūrim. Ten yra toks tęstinis duslus garsas, kuris yra nuo daugelio dalykų. Kviečiame specialistus, jis labiau girdėtinas į tą pusę yra. Mhm. Neturiu aš dar priemonių plano apie tai. Bet tai jau sakau, mes dabar kenčiam ir mes stebim jūs, kad jūs sakot, kad bus iš tikrųjų šalinami, nes daug, sakau, komunikacijos vyksta, kad žmonės įsigyja, reiškia, tas programėlės tikrina ir iš tikrųjų net daeina iki to, kad panašus kaip lėktuvo reiškia, įsikėlimas. Tai... Šiaip rimtai, su žmonu susiginčiam prieš užmiegant. Aš sakau, žiūrėkit, humanitas ūžia. Jis sako, ne humanitas, čia lėktuvas. Sakau, jo, valandą kyla lėktuvas iš humanito teritorijos. Rimtai. Sunku miegoti, užmigti iš viso sunku. Va toks garsas. Nes dienos metu, kai vyksta, aišku, visas procesas, mašinos, pašaliniai darbai, garsai, jo, tai yra viskas gerai. Kai žmogus iš tikrųjų eina miegoti, jis nori tos ramybės. Ta ramybė automatiškai jinai nesustoja. Tai mes ir kalbėjom, tai 24 valandas, kada žmogus visgi turi ilsėtis, jis nepailsi. Tai šiai dienai jūs kol kas tuo atžvilgiu dar nedirbate, ne? Mes dirbame, bet neturim jom ko pasiūlyti. O idėjų turit? Dar nekomentuosiu apie šitą. Aš nesuvokiu, kam tas pabas iš viso buvo reikalingas, jeigu dabar kokias klaidas taisot. Mes netaisom klaidų, mes esam teisinių reikalavimų rėmus, jeigu kalbam apie triukšmą. Nekalbėkit apie teisinius reikalavimus, rėmus. Tai nekalbėkime. Jo, nes Nekalbėkime apskritai. visa šita jūsų veikla nieko nesusijusi su teisė. Tai, ko gero apibendrinam, žinau, kad turime tad šiandien daug darbų ir jūs esate irgi procese, tai sutarėm tada šiandieną, kad ta komunikacija tikrai yra labai reikalinga, jūs šitą irgi išgirdot, girdėjau, kad ir Inga tai priėmė, tai ta komunikacija apie incidentus, būtų laukiama labai tuomet, kai jinai įvyksta, galbūt prieš rašto, nes raštą parašyti užtrunka ko gero ilgiau negu kokią nors paprastą žinutę į viešumą paleisti. Tai sutarėm, kad jūs komunikuosite ir mes tikrai tokios komunikacijos lauksim, tada bent jau žmonės, galbūt kažkas į sodybą išvažiuos, kažkas pas tėvus ir panašiai, jeigu matys, tiesiog kam kils nerimas dėl savo sveikatos, suprantam, kad jūsų kompetencijų duoti nurodymus, ką daryti, bet jeigu jau kažkas ne pagal planą įvyko, tai sutarėm, kad lauksite komunikacijos, ko gero, iš neringos. O ateičiai, kaip jau kalbėjom, šiandien ne apie kompensacijas, bet apie tą rūpestį sveikata ir apie komunikaciją, tai jūs tada labai iš jūsų lauksim ir tada lauksime jūsų tada žinučių, kas bus daroma toliau, kad toliau tokie dalykai panašus neįvyktų. Ir suprantu, kad šiandieną dėl incidento kažką darysite, komunikuosit, dėl garso ne, bet garsas tikrai yra tas skaudulys, apie kurį mes kažkada kalbėjom. Galbūt mes būsime normos ribose, bet tai vis tiek žmonės jaučia didelį diskomfortą ir ko gero prašytume atsižvelgti ne į ribas, ne į įstatymo numatytą tą tvarką, o maksimaliai sumažinti, kad žmonėm tai nekeltų. Tada ir žmonės nekels jums tų rūpesčių, jūs dirbsite savo, mes tiesiog norime gyventi, kaip gyvename kito. Ačiū. Ačiū. Ačiū.